Labą dieną, dar stikelį. Susikaupkim ir, kai sakant, apie tuos pasižadėjimus. Tai čia va tokie. Matot? 26.766. Ko gero jau visiems smarkiai pabodęs yra į 766, o gal nepabodęs, gal įdomu, dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų patvirtinimo. Nu ir čia jums atsakymas, kur ten kiti šneka, forma P1, dar ten kažkas. Tai 90 metais paskelbtas, lapkričio 8, 90 nutarimas dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų patvirtinimo. Įsigaliojo paskelbtas paso nuostatų patvirtinimo į 766 90 metais lapkričio 8 dieną. Toks buvo nutarimėlis parašytas, apie kurį buvo ne kartą šnekama, visa kita. Aišku, aukščiausios tarybos pirmininkas, prezidiumą patvirtinti pridedino Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatus. Čia, aišku, nevadovaujas 89 metų LTSR pilietybės įstatymu, nes Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas buvo priimtas, bijau pameluoti, dėl to net nesakysiu, 91 metais, man atrodo, 92. Jau makaluoju su tom datom, bet atkreiptins dėmesys į numeriuką į 766, ir čia, kai sakant, kodėl nepriderinus tokius dalykus, asmenims nurodytiems šio straipsnio 4 punkte, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagal gimimą pasas išduodamas remiantis Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos prezidiumo įsaku dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo. Mes čia su Anatolijum, kur šnekėjom, kur vidaus reikalų ministro įsakymas yra gegužės 31 dienos ir 92 metais, 90 metų gegužės, jau makaluojas, ne? Davai, pasižiūrim. 191 gegužės 30. Tai pilietybės įstatymas išėjo tik 92 metais. Bent vieną. Tai tas kur mes kalbėjom, tai pilietybės įstatymas 92 metais yra patos tipo prašymas, čia tas trečias priedas, o tas prezidiumo yra 16, kad pasas įgyjams pagal pažymą, nes Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos prezidiumo įsaku. Mes gražiai permesim, šiek tiek, aišku, apie vieną dalyką norėjau, bet gaunas apie kitą, bet tuoj sukoreguosim. Apie šitą, ne? Asmenims nurodytėm šio straipsnio 4 punkte, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama pagal gimimą. Pasas išduodamas remiantis Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos prezidiumo įsaku. Čia 90 metai. 90 metai, kur pilietybės įstatymas yra tuo momentu galioja 1989 metų lapkričio 3 dienos LTSR pilietybės įstatymas. Įstatymas. Paskui 91 metais atsirado pilietybės įstatymas. Bet prieš pilietybės įstatymą
atsiradavo tokias nuostatas 90 metais. Nuostatas apie LTSR pilietybės įstatymą. Apie ne pilietybės, o apie LTSR pasą gavimą. Pagal aukščiausios tarybos prezidiumo įsakų. Pagal va šitas. Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos prezidiumo įsakų. Suteikiama Lietuvos Respublikos pilietybė. Tai va tie tikrieji pasai. Suteikiama. Kas čia turėtų būti rašyta? Galbūt tas ir netinkamą sakinį išbraukit, o čia parašyta įsakų, numeris, negi toks ilgs numeris turėtų būti. Ar čia tiesiog Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pilietybė suteikta Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pilietybė, o tą išbraukė ir viskas. Parašas. Pažymą gavau, kas ten gavo. Vidaus reikalų ministras koks nors. Nes pateikiama numeris 1, tralė valė, vis dar galioja Lietuvos TSR, RST 61189 fotonuotraukos, techninės sąlygos, tralė valė. Suprantat? Bet pagrindinis dalykas buvo ne apie tai, o apie numerį I766. Paso nuostatos ir vekselių nuostatų taisyklės. Bum. Skaitom. Bendrieji nuostatai. Bendruosius nuostatus ir mes matome, aš dabar čia čiuk, tuoj susiriktavau smegenyse, vekselis, man tą reikės pasižymėti, tą pasižymį iš karto, o čia grįžtama, ne? Vekselis yra vertybinis popierius, kur aš visiems sakau, nuo 21 metų, man atrodo, man ta mintis, kad promissory note vekselis angliškai yra nuo žodžio I promise, tai tipo pasižadėjimas, I promise, aš pažadu. Vekselis yra vertybinis popierius, brūkšnelis dokumentas, kuriuo išrašantis jį asmuo besąlygiškai įsipareigoja, pasižada tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą sumą vekselėje nurodytam asmeniui, pats arba tai padaryti paveda kitam. Čia man biškį televizorius tuoj. Ir ką mes dabar grįžtam, capt už vadžių vėl iš pradžių. Bum, atsidarom. Vekselis. Ne, tuoj. Jo, visus peržiūrėjom. Kiek turiu surinkęs, kiek buvo atskanavęs, kai video ten dariau kitiem žmonėm. Ne kitiem žmonėm, jum. Labai įdomiai atrodo. Tak to, čia biški kiaurai švietas. Žmogus, katras tikrai man nebepraštaraus, nes ant ir jau išėjęs anapelnį. Pažinojau tą žmogų, tikrai maladėt, turėjo tarybinį pasą. Atkreiptins dėmesys būtų į šitą visokias tos, ne? Kas mums yra aktualu. Kas yra aktualu. Herbinis antspauds. Ir žiūrim, ku mums duod. Pasižadam. Matot sutapimus. Pasižada. Pasižadėjimas. Į ką čia žmogus darė? Pasižada.
Sak, pasižadu. Va jums toks dalyks. Pasižada. Pasižadu. Nu ir parašiuką pliurpt. Pasižadu. Pasižadu. Tai va jums tas pasižadėjimas ir yra vekselis. Aš mąsčiau, radau ir, kai sakant, netolime atgarsienė apie vadavienį Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos 92 metų birželio 30 dienos. Bum! Ir kas įvyks 92 metais birželio? Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, tuoj, da. Tiesiog patikrinsim teoriją. Pirmasis pasas. Bernardinai, eikit. Kelintais metais. Tuoj. Aš buvau video, atsimenu, ten 92 metais. Balandžio 2. Sausis, vasaris, kovas, balandis. Pirmasis pasas Gediminui buvo išduotas 92 metais balandžio 2 dieną, neįsigaliojus dar vekselio taisyklėm, įstatymam. Šičia Lietuvos banko valdybos posėdį patvirtinta. Bet birželio 30 dieną, kur aš ten buvau per ką atradęs, per šitą man atrodo. Birželio 30 dieną. Birželio 30 dieną buvo priimts sausis, vasaris, kovas, balandis. Buvo priimts vekselių dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ženevos vekselių ir čekių konvencijų. Tai vat jums reikia žinoti apie čekius, Lietuvos Respublikos čekių įstatymą, Lietuvos Respublikos įsiekamųjų ir paprastųjų vekselių įstatymus. O vekselis yra, vekselio akceptas yra besąlyginis mokėtojas. Besąlyginis. Mokėtojas gali akceptuoti vekselio sumos dalį. O čia jau susijęs su protokolais. Kitoks akceptuojant padarytas vekselio turinio pakeitimas laikomas atsisakymu akceptuoti, tačiau akceptantas vis tiek atsako pagal akcepto turinį. Ir mes dabar, sakau, kas man įdomu buvo, ko gero jums bus įdomu. Tas I766, jeigu paėmus, supliusavus, sakau, bandžiau šičiai, kai sakiau, skaičiai nemeluoji, 8 raidę A, B, C, D, E, F, G, H. Sekantį yra I. Gal tas brūkšnelis vienetą reiškia? Nežinau. Ta prasme, bet 8, gaunas 8 brūkšnelis, 766. Arba A, B, C, D, E, F, G, H, H, brūkšnelis 766. H, sekantį yra I, 766. Blet, paeik. Tai man. Toks dalyks, kad vekselis yra vertybinis popierius ir tiek, kad laiko, jeigu atsimenat mano ilgas kelionės po migracijas, kai sako, čia kaip banke, tai čia ir vertybinis popierius. Čia ir vertybinis popierius. Tie pasižadėjimai yra vertybiniai popieriai, kaip aš ir sakiau, kad tai yra vertybinis popierius, nes ten yra žodis konkretus pasižada. Besąlygiškai. Va jums besąlyginis mokėtojas. Akceptas yra besąlyginis. Va jums yra besąlygiškai įsipareigoja. Besąlyginis, besąlygiškai įsipareigoja. Pasižada. Tiesiogiai ir netiesiogiai, tralivali. Vekselis gali būti įsakomasis arba paprastasis. Ten neparašė. Va jums žodis yra, iš kur atsiranda trustas.
Įsakomuoju vekseliu trata, jo davėjas trasantas, tai yra patikėtinis, I trust you, žodžio trust. Tai vat jūs apie tos trasus, mažiau, nebent jūs šnekat apie vekselius, jau konkrečiai tada taip. Trata, trasantas, trustas, nežinau. Nėra tokio žodžio trustas. Bet va yra trasantas. Ir trasantui. Yra trata. Bet yra ir patikėtinis. Civiliniam kodekse, kaip patikėtinio teisė, yra apibūdinama 6 taškas. Aš netgi savo YouTube'ės kanale, esu patį pirmą video tenais, kur atsidarot YouTube'ės kanalą, matot. Kur grinai būtent tą patikėtinio teisę, bet kaip žiūriu, niekam, mažai kam įdomu. Tai va, yra ne visą laiką turėdami vekselius, jums pateikinėk tos vekselius pastoja apmokėti. Per ką? Ogi per protokolus. Ogi per protokolus. Per protokolus. Kas domėjasi apie visus tos dokumentus, apie tos protokolus, kad tas, kas yra šičia surašyta, stačiakampios, eilutėse, tai yra vapšė tiesiog raidžių kratinys, kiekvienoje atskirai. Duomenys apie administracinę atsakomybę traukiamą asmenį, toliau asmo. Čia yra raidžių kratinys. Čia yra raidžių kratinys, tiesiog raidžių kratinį. Raidžių kratinį. Čia sakau, aš dariau video, kur ant negaliojančio karantino, įsakymo, to nutarimo, štuką eurų, bam. Aš visiškai dėjęs, vapšė, man, pabarabam, apsišykit jūs, Vidmantai, Mikniau, apsišyktų kniupšę, žinai ką? Apsišyktų kniupšės. Nemokėsiu aš to štukos, man pabarabanu visiškai, žinok, aš nusiųstiu tą tavo išrašytą vekseliuką, galėsi tu, Vidmantai, apsimokėti pats. Ir va tas va veikėjais. Ir va tas va veikėjais. Ir Nerius, Vitosis irgi galės apsimokėti pats. Samzasibe. Tai va. Bet kodėl aš jums parodžiau šitos protokolus, kad apie pasižadėjimus nenuklysta, ne? Aš to pasižymėsiu vekselį va šitą, kur aš buvau radęs, o dabar keliaujam biškį į apačią. Va, matot, herbinis, įsakomasis vekselis, trata, vekselis, turi būti žodis arba kitas žodis atitinkantis. Antroji pusėj. Ten sakau, reikia gilinti, skaityti mintinai kaip Pitagoro teoremą išmokti, bet va, jums panašumai yra paprasti, kai sakant, va, gerbinis, čia gerbelis, va jum ir čia. Va, tas ir tas. Tas, panašus, ne? Gražybinis popierius, toliau likus rašliau. Ir čia kui 10 štukių va susimokėsiu, sak. Valstybinis komercinis bankas. Mokėjimo vieta. Valstybinis komercinis bankas. Bet čia jums yra vat kaip pavyzduks. Įmėsiu nuorodas, kad susirastumėt, galit netgi va pasižiūrėti, kas čia ir per numeriukai va. Čia tai Ženevos 30 metų konvencijos dėl vieningų įsakomųjų ir paprastųjų vekselio įstatymų. 92 metai, numeris 26.766. Ir visi turėjo pasirašyti vekselius. Visi turėjo pasirašyti ale vekselius. Bet, taip kad, kai sakant, išsiaiškino mane jau konkrečiai apie pasižadėjimą, kad pasižadėjims yra vekselis, o toliau tenais vekselio antroji pusė jau yra pratasa, nepratasa, indosamentas, neindosamentas, vienu žodžiu. Čia, man atrodo, šitas yra. Va. Kad vekselis yra remintis tratata, kur yra išrašytas. Išdavė.
Va, išrašytas. Pažymėta. Vekselis yra išrašytas. Kitoj pusėj yra pasižadėjimas. Vekselis yra išrašytas. Pažymėjimas į vekselis, bet pagrindė yra, ta prasme, turi būti žodžiai tokie, išrašytas, nes vekseliai yra išrašomi. Tai grįžtam prie tų sumų, kiek mes ten skolingi, kaip mes ten skolingi, ne? Kur grįžtam prie tų visų 15 metų šianais, kur jie dar turėjo galimybę išrašytą, kur vekselis ir išrašoms, prazumint dar, mato dabar, išrašyta asmens tapatybės kortelė. Čia yra kaip po tas katras apsimokės. O po to dingsta tas dalykas 20 metais išnyksta. Jie net neturi teisės išrašinėti tokių dalykų. Asmens tapatybės kortelę gavau, a prieš tai buvo išrašyta. Vieną atidarysiu, pup, ir kitą palyginimui, pup, ne? O atidarom 2, galit pasižiūrėti. 13 eilutė, 13 eilutė. Išrašyta asmens tapatybės kortelė, asmens tapatybės kortelę gavau. Nebeliko išrašymo funkcijos 20 metais, gruodžio mėnesį. Datos stovi. Datos stovi. Net antspaudus pradėjo kitoje vietoje dėti hitrai, kad tipo pakeisti, išduoti. Vienas iš tėvų asmeniškai, kad tik uždengti. Čia negali ant tų rekvizitų, ta prasme, dėlioti ant spaudų. Nors ir yra nurodyta. Iki 20 metų, pasų poskyrio 19 metų Liepos 1 dienos, dar buvo migracijos skyriaus pasų poskyrio specialistė. Pasų poskyrio. Pasų poskyrio. A čia? Čia neaišku kas. Čia neaišku kas. Išsiaiškinu mane konkrečiai. Pasižadėjams į vekselis. Vekselę neturi. Pasirašėt, išrašėt, išrašytas. Grįžtam dabar mes prie sumos. Kiek jūs besąlygiškas pavedimas įsakomajame vekselė arba besąlygiškas įsipareigojimas solo vekselė sumokėti nurodytą sumą. Ieškomės tos sumos, ne? Vekseliai išrašomi rašalu arba tušinuku. Gali būti atspausdinti. Tik spaustuvinių būdų pagamintose tam tikrose blankuose. Spaustuvinių būdų pagamintose tam tikrose blankuose. Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė negu jo blanko. Įdėmiai, kairėje pusėje esančioje titulinėje dalyje atspausdintoji suma. Blanko kairėje pusėje esančioje titulinėje, tai priekinis, ne? Ieškom priekinės pusės. Atsidarom, žiūrim. Ką mes čia turim? Šito vietą. Kairiai pusėj dabar, čia yra dešinė, per pusę dalinam lapą, ne? Per pusę dalinam lapą. Ir kai sakant, kas čia toksai? Jūs savo galit, kai sakant, įsirašytą, ne? Galit įsirašyti sumą, kokia yra skoloj. Normaliai. O čia, aš matau kairę pusę. Čia yra dešinioji pusė, čia yra kairioji pusė. Skaičiukai čia surašyti. 11 skaitmenų suma.
Arba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arba 8 skaičiukai. O 31 skaičiukas. Vekselį sumokėti suma, skaitoma, ne kas parašyta, blanko kairėje pusėje esančioje titulinėje dalyje atspausdintoji suma. Yra suma atspausdinta. Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė negu jo blanko. Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė. Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė. Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė. Grįžtame prie šito, ne? Čia ta pati kortelė. Išrašomo vekselio suma, va, nurodyta čionais, kiek bus nukalinizuota per šitą kortelę, negu kad atspausdintam vekselį kairiai pusėje esančios sumos. Negali šita suma būti didesnė negu kad vekselį atspausdintos sumos. Vekselis turi savo numerį. Jis yra, kur yra gauta migracijos departamentas, konsulinė įstaiga, va, numeris. Kliringo namai, ar kaip jie ten vadinasi, per vieną dieną, va, per 5, per mėnesį. Pasiskaičius vekselių įstatymą, vekselių ten ta konvencija yra parašyta ten toliau, per kiek laiko išrašoma, ten visą kitą tipo, per kiek laiko turi būti sumokėta ir visą kitą. Tai čia vat vienas tipo, kai kepa. Čia yra, kiek gali šitas čiuvas panešti, bet ta suma negali būti didesnė, negu kad kairiai pusiai išrašyta suma. Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė negu jo blanko kairėje pusėje esančioje titulinėje dalyje. Nu čia tai titulinė dalis. Čia titulinė dalis, ane? Čia vat yra, kiek paneša čiuvas. Sąskaita matomai, kiek yra. Eurų, rublių, litų, jenių, pingdžienų. Neaišku ko. Bet išrašomo vekselio suma negali būti, nu tiksliau ten kai kitoj pusėje. Toj pažiūrėsim. Va, išrašo vekselį, čirkšt, išrašo vekselį, nu ir pirmoj pusėje, ten 15 metų šičia yra. Irgi viršui buvo dešiniajam, kairiai pusėje, atsiprašau. Nes parašyta būtent kairė pusė, raktinis yra kairė pusė esančio titulinėje dalyje. Va, kairė pusėje esančioje titulinėje dalyje. Atspausdintoji suma. Blankas. Čia blankas. Blankas. Kairė pusė. Atspausdinta. Išrašyta. Viskas. Apmoki gali vekselį apmokėti. Suma 31 euras, nu ir tipo tu tik apmokėjai komerciniam bankui Sebas 34290, ane, čekio numeris, apmokėjai, gali vekselį apmokėti, tai jau yra konkludentiniai veiksmai, čia jeigu toliau jūs pasiskaitytume, tai yra tipo, kad galima vekselį apmokėti dalimis ir tai jau yra besąlyginis įsipareigojimas, kad tu ir toliau mokėsi, kol nenudroš nuo tavęs viso šitos sumos. Tai yra 140 405 tūkstančiai, neble, 14 milijonų 57 744 eurai. O šitas lapelis, kainuoja tiek 14 milijonų. Maksimaliai išrašyta suma, va čia va yra. Kiek megagazilionų? Nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 skaitmenų, ten jau milijardais ko gero skaičiuojasi. Čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tai vat 14 milijonų, ten jau milijardai, kokie vat, kur čia tos fantastinės kosminės kalbos, ane? Kiek tam čiūvui, tam piliečiui priklauso? Milijardai, megagazilijonai, ten kažkiek, nežinau, kaip tas skaičius vadinasi. Nurodyta vekselio suma ant kiekvieno kabo. Ir kas 10 metų, arba pastoji, pameti po mėnesio, vėl ateini, tau kitą įpliūrina. 15 milijardų, 39 milijardus, milijonus, 14 milijonų, tai gali išrašyti 99 milijonai, 57 744 arba 99 milijonai, 99 tūkstančiai arba 999 999, kas tokie? Eurai. Pasiskaitykite tiksliai. O 31, kodėl sakau eurai, todėl, kad nurodyta suma kokia. Nes pavyzdžiui, Amerikoje doleriais galbūt reikėtų apsimokėti, bet vat kadangi buvau Europos Sąjungoje, Lietuvoje, išdavimo data, išrašymo data, išrašymo vieta. Ir va čiūvas įsipareigojo, va sąskaita, va. Sąskaita. Klientų aptarnavimo specialistė. Kur pasų poskyrio, nei antspaudo nėra. Banditai. O žinot, kodėl antspaudo nėra? Todėl, kad nepagesintų vekselio. Aš surasiu ten, sakau, buvau išskaitęs ten tose vekselio čekių, vekselių konvencijų, vekselių įstatymė buvau išskaitęs, kad vekselė turi būti atžyma kažkokia, kad vekselis pagesintas, apmokėtas ir visa kita. Bam, uždėjo štampą arba kaip ten pasus pradurinėja, ne? Lygiai taip pat čia vatuose taisyklėse buvau užskaitęs, kad ten ar šitam, kad gali tenais dalimis mokėdamas. Vekselio savininkas negali būti verčiamas priimti apmokėjimą prieš terminą. Mokėdamas prieš terminą, mokėtojas veikia savo riziką. Sumokėjęs laiku, mokėtojas gali būti atsakingas. Tai kai 14 milijardų iš jūsų nurašys, realiai nurašinėja. Faktiškai nurašinėja, ne? Kitas dar dalykas, ne? Toj pasižiūrim, kas labiau plėšikauja. Kas labiau plėšikauja? Labiau plėšikauja tokie, čiuvakai. Sąskaitą turite, ne? Iš 12 skaitmenų. Labiau plėšikauja va šitie. Kiek skaičiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bet vis tiek ne 12, bet realiai gauni 5 protokolus. Ne 5, kiek čia? 30. Čiūjų protokolus susirenki, viskas. Ubaks. Ubaks. Tipo. Psio, nebreikalinks, nusiurbė. Dėl to tie roikiukai. Tada ne jums nesako, kai jums surašo, kad surašo, karočią tą. Ne už aptarnavimus, patarnavimus. Roiką surašė. Roiką surašė. Vekselio kairioji pusė, blanko kairioji pusė, blankas, kairioji pusė. Ir viskas, o čia toliau, kas ten kvadratė, ten yra tipo, kad vekselė, jeigu skiriasi, ne, vekselį išrašymą rašalų, tušinuko ar spausintuvų būtų pagamintose tam skirtose blankose. Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė negu jo, reiškia, išrašomo vekselio suma, o protokolas yra, sakė, išrašė protokolą, ne? Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė negu blanko kairiai viršutiniai pusė. Išrašomo vekselio, atsidarom šitą, išrašomo vekselio suma negali būti didesnė, stebėkit kur su ta rankytė mūsų kojų. Išrašomo vekselio suma negali būti didesnė, negu kad blanko nurodytojo atspausdintųjų kairiai pusė.
Daugiau skaičiukų kairiai pusėje aš nematau, tik tais va. Skirti. Nu ir tipo čia pasirašo. Pasirašo. Nu, nieko. Nieko. Neturiu aš tos programos, kad nuskanuot barkodai pasižiūrėti, kas yra naudos gavėjas. Čiū, kad Amerikai kažkas turi naudos iš to. Tai va, jums vekselis elementaru. Čia kas yra, stuose stačiakams, čia lempa yra visiškai. Va, surašė. Nes, nu, kodėl tų į kvadratų šičia nesupaišo? Na? Realiai, tipo, nu, va, dabar jūsų akyse, ne, va, toj paimsim, va, taip, va, mes gražiai ir pakoreguosim. Tipo, kaip, kas čia turėtų būti. Kaip iš tikrųjų mato teisėjai, specialistai ir visa kita. Va, taip, nu, baltas. Užmėskim baltą. Taks, fill, solid. Ta, irgi baltą pasidarykim. Va, jums išrašyts protokolčiks. Bum. Čia. Irgi kitos vietos, čia irgi tušia, čia matomai laisva vieta palikta papildomiam darašam. Va, čia irgi tas neegzistuoja. Nu ir čia tas irgi neegzistuoja. Va. A iš tos pusės jūs bandėt kada nors pasižiūrėti, pamatyti? Čia neegzistuoja, va raštą. O čia paskui su tušinuku pisti rašo į ten tą tuščią eilutę. Va į šitą tuščią eilutę, a ne? Ir rašo, va, arba į šitą tuščią eilutę tarp šitų, va, čia nais ir rašo. Nu, rodiklę nupaišysiu, kad suprastumėte, į kurią pusę čia žiūrėti, į kurią vietą jums žiūrėti. Va. Čia į šitą eilutę surašyti gali, čia į šitą eilutę surašyti gali, čia į šitą eilutę surašyti gali. Nu, čia jau toliau nesurašys nieko. O toliau niekas kita, kai sakant, neegzistuoja. Niekas kitas neegzistuoja, o čia neegzistuoja. Čia neegzistuoja. O čia neegzistuoja. Bam. Viskas ir įrašo. Ir įrašo sumą. Į tą eilutę, tam tarpą tipo atneša. Atneša. Juodai reikia parašyti. Parašysim. Didesnio. Kompas jau linksta, kad čia solid, color. Davai, juoda. Parašyta. Net nenoriu rašyti kompas. Peng. Tiek. Bet negali viršyti rašomą sumą va šitos sumos. Tuos viršutinius. Viso toliau pateik rekvizitus. Pratasuoja lygiai tas pats kaip ir čia va. Nebėra va toliau tekstas, kur susimokėti, visą kitą, čia tralė, valė, festivalė. Per 40 dienų čia grinai va skaitai, žiūri, kad va totaliai vekselį išrašė. Vekselėje turi būti žodis, tekste žodis vekselis, ta kalba, kuria jis išrašytas. Nu, o kam? Jeigu jie jau turi, ne tai, kad čia yra pratasa tik tais, jie jau turi išrašytą vekselį, va kalba. Va šita kalba. Va, šita kalba. Jau išrašytas. Įgydamas Lietuvos Respublikos jau išrašytas. Ten toliau kas yra, ten yra tik su kita pusė. Jau yra tik tais pasiekmės. Pasiekmės. Išrašytas, jis jau seniausiai. Tik tais jie po to dar drožia visus. Tekste žodis vekselis, ta kalba, kuria jis išrašytas. Besąlygiškas pavedimas įsakomajam vekselį ar besąlygiškas pareigojimas. Mokėtojo pavadinimas, nu, jums vardas, pavardė, mokėjimo terminas 40 dienų kaip protokolė. Mokėjimo vieta, bankas, klyringo namai, kaip ten. Kam arba kieno įsakymu turi būti sumokėto. Nu, tai va.
Kam ir kieno, nu tai va. Va, yra surašyti. Kam, kas gavėjas naudos. Va. Kas gavėjas yra. Sąskaita nurodyta. Mokesčių inspekcija. Asmuo patrauktas, baudą turi sumokėti kam. Va, yra į valstybės mokesčių inspekciją. Va, jums sąskaita. Va, jums variantai. Per kiek? Ne vėliau kaip per 40 dienų. Skaitai, mokėtojo pavadinimas, mokėtojo terminas. To prasme, jūs žmonės turit vardus pavardės, ar turit pavadinimus. Nes čia pradžioj rašo, kad, kur aš ten mačiau, apie, vat pavyzdžiui, tipo, čia mokėtojo vekselį reikia apmokėti nustatytą dieną. Vekselį, kurį reikia apmokėti nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo. Arba po pateikimo vekselio savininkas privalo pateikti mokėjimo dieną arba vieną iš tolimesnių dienų, 2 dienų. Karočią, kad ten toliau yra tas visa huine, atsiprašau, va. Įstatyme vartojama savoka asmuo taikoma tiek juridiniam, tiek fiziniam asmenim. Nu ir viskas, fizinis asmuo turi vardą, pavadinimą, ne vardą, o pavadinimą, vardą, kuris yra vardas pavardė. Antanas Antanaitis, Juozas Juozaitis, Vytautas Landsbergis. Taikoma tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims. Lietuvos Respublika. Nuojam, vardas pavardė. Ir vsio, toliau ne paišo asmuo, vsio. Va tokie dalykai, ką aš jums norėjau parodyti apie... Vat pagrindas yra va šitas. I766, I766 ir va tie va pasižadėjimai. Tėvo pasižadėjimai. Tai yra vekselis. Parašas yra. Pasirašė. O kodėl tipo privalo? Todėl, kad yra besąlyginis. Besąlyginis. Juridinių ir fizinių asmenų skolai išsimokėjimų gautas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus informuoti. Įforminti. Blankų kreditų kreditai fiziniam teikimai diskontuojant bei rediskontuojant taip pat įkeičiant turimus vekselius. Turtą, gavot pirkimo pardavimo turtą. Paima be jūsų žinios. Bankų paskolas atspaudžiant jas paskolų gavėjų išduodamais vekseliais. Išrašymo vietą ir datą, protokole yra ir išrašymo vieta ir vekselio davėjo parašas, ir yra ir miento parašas. Vekselis terminas nelaikomas mokėjimų pakeitimą, nėra atskiro įrašo vietoje, pažyminas šalia mokėto vekselio. Jeigu vekselio įrašyta žodžiais skaitmenėmis, nesutampa tokie žodžiais, galioja žodžiais įrašytoji suma. Va, jeigu vekselio suma įrašyta žodžiais ir skaitmenėmis nesutampa, galioja žodžiais įrašytoji suma. Tai aš jums kai ką parodysiu, kur yra išrašytas vekselis žodžiais įrašyta suma, tai yra taks. Skaitų. Bet kokį. 1940, ir čia tata. Ane? Va jums žodžiais įrašyta suma. Išrašyta, kiek aukso kilogramų čia surašyta, nes nenurodyta valiuta. Tai reiškia kilogramais, nes 1979. Čia kai sakant, a čia vat pagal visus tos, ane, va, kad tas katras davė vekselį valstybinė institucija, vat yra spaudas uždėtas.
O kad jau, karočią, tipo pagesintas šitas vekseliukas, o uždeda kitą spaudą, o tokį. Bum, uždėtas. Aš sakau, aš dabar tik tais nepulsiu, ieškau, čia 2 valandas skaičiau, ieškau, kur yra parašyta, karočią, kad ten tipo atmokėtas, turi būti jau, turi būti atžyma, kad tipo apmokėtas ir viskas, niekas daugiau negali, tipo suplėšytas, sunaikintas, tipo ta. Ir viskas. Bet pasininkės, tipo, negalėdavo ten suplėšyta, ne. Atėjo žmogus vekselį atnešė, tipo, va, čiūk, davai, sumokėk, sako, davai, mes tau gal geriau pilietybę duosim. Nes atėmė tarybinius pasus. O kokiu būdu? Ogi va tokiu paprastu būdu. Ai, va, 92 patvirtintos gegužės įsakymų pakeitimo. Čia pagal tas nuostabą. Pastaba. Kai pilietis paso neturi, 90 metais nunešė į policijos pasų poskyrį. Paso neturi, atsisakė turimo paso, nu kas atėjo, atsisakė turimo paso, TSRS, tarybinio paso. Atsisakė ir neturi. Tada Lietuvos Respublikos piliečio pasas išduodamas remiantis pateiktų Respublikos piliečio pažymėjimu. Jo, įdomi. Kai neturi, va, I766. Va, jums vėl I766. Normaliai stumykla. Nu, čia dar, kai sakant, reikia pafigūruoti, kadangi visi ir susijėlę tarpusavį, konkrečiai, belė kaip. Čia, kaip su Anatolijum sako, Anatolijus pasakė, čia jeigu pats šetun skaitytų tą visą Landsbergio rašliavą, nes, nu, kaip jūs manot, kas ten apačiai pasirašė už visą tą šizofreniją. Dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ženevos vekselių ir čekių konvencijos. Da tokia simbolinė data galiojanti suvestinė redakcija nuo 1999 metų kovo 16. Nu. Teisės aktų pakeitimai, naikinantis pakeitimas. O jie vis dar savo kepasi, nes yra va toks va bairis, ne, dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų vykdymo instrukcijos patvirtinimo, tratata. Teisės aktų pakeitimai, keičiantis pakeitimas nėra, naikinantis pakeitimas nėra. Reiškia, jie vis dar kepasi savo dokumentėlius pagal 16 pažymą, kur Landsbergis prezidimo įsako išlaikė savo įgaliojimus, kur 91 metais vis dar galiojantis Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos reglamentas. Vis dar galiojantis, jis nėra panaikintas. Naikinantis pakeitimas nėra. Ir čia yra pirmas straipsnis Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos ir jos organų veiklos tvarką nustato Lietuvos Respublikos laikinasis pagrindinis įstatymas, šis reglamentas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Bet jums yra atsakymas, kodėl laikinas pagrindinis įstatymas, čia jau biškį plėtojusi, ne? Laikinas pagrindinis įstatymas su I14. Davai. Prašau. Jis vis dar galioja. Nes Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos reglamentas ir Lietuvos Respublikos aukščiausios taryba ir jos organų veiklos tvarka nustato Lietuvos Respublikos laikinasis pagrindinis įstatymas, ne Lietuvos Respublikos konstitucija, o laikinas pagrindinis įstatymas, dėl to jis ir yra galiojantis tam, kad Landsbergis galėtų turėti savo
O čia va tas va veikėjas, Volodė Landsbergis. Galėtų keptis pagal 16 pažymą ir tvirtinti savo paselį. Ipsio. Tai va. O jums parašyta, galiojanti, nėra naikinančio akto, pakeitimai nėra, yra net tam nuostatos instrukcijos parašyta. Pasus išduodantis pareigūnai vadovaujasi Lietuvos Respublikos laikinuoju pagrindiniu įstatymu Konstitucija. Ne UABO įstatais, Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais. Ta prasme, paso nuostatos yra aukščiau įstatymų. Nuo kada? Iš pradžių turi būti įstatymas, po to tik nuostatos. Bet tai ne va taip, vėlė, kad priėmė nuostatas. Šitas iš pradžių nuostatas ir po to tik tais, kai nuostatos įsigalioja. 91 metais, birželio mėnesį, birželio 1, jie prisikepa pagal 89 LTSR pilietybės įstatymų. Prisikepa savo LTSR pasų, paskui 91 metais rugsėjo 6 dieną paleidžia Pabaltijį Gorbačiovas. Jelcinas sausio 17-92 metais ratifikuoja tą Gorbačiovo paleidimą ir tik 92 metais sausis, kas čia, balandžio 2 dieną išrašytas pirmasis pasas Gediminui Vincui Adomaičiui. Atkreipkit dėmesį. Tai va. Įdomiai buvo. Daug informacijos, pridėsiu visos nuorodas, galėsit skaitytis. Pasižiūrėkit, o po to gyvai susitiksim kada nors. Va, tekstas žodis, vekselis ta kalba, kuria jis išrašytas. Išrašytas. Vekselis yra išrašytas. Matot? Pirmieji pasai 92 metais, balandžio 2 dieną, išrašytas pirmas pasas. Dėkui už dėmesį. Apie protokolus, bet pagrindinis dalykas, ką aš norėjau akcentuoti jums, būtent į 766 ir būtent tuos pasižadėjimus, kad yra reglamentuojami vis dar dokumente, ar kaip čia. Va, jie yra, pasižadėjimas, kaip yra vekseliai išrašomi, paruošta buvo. Čiubaba. Pasižadu, bet čia kas įdomiai, piliečio pasą. O pasižadėjimas nebuvo niekur reglamentuojamas. Atidaryk. Pažymėjimas. Į čia yra pažymėjimas, bet ne pasą. Šitą huinę nebuvo niekur reglamentuota šitas tekstas. Būtent piliečio pažymėjimo. Aš žinot kodėl? Ir kodėl tai yra vekselis? Labai paprasta. Nes reglamente yra nurodyta, kad turi būti įgydamas Lietuvos Respublikos piliečio pasą, o ten yra pažymėjimą. Kodėl taip yra? Jums dar viena vinis. Atsidarom vekselius įstatymą. Akcepto turinys. Akceptas yra besąlyginis. Mokėtojas gali akceptuoti vekselio sumos dalį. Šičia, kur tie prašymai, ne tie pirmieji. Čia, kur tie prašymai. Yra sąskaita, kur čia megagaziliardai ko gero kabo, yra išrašytas vekselis, nes kitoj pusėje yra išrašytas. Ir čia yra dalis.
Dalis, kada sumokėta, kur sumokėta, kas patvirtina kaip įrodymas, čekiukas. Dalis. Toliau žiūrim. Mokėtojas gali akceptuoti vekselio sumos dalį, kitoks akceptuojant padarytas vekselio turinio, pakeitimas laikomas atsisakymu akceptuoti. Tačiau akceptantas vis tiek atsako pagal akcepto turinį. Mums teisės visiems žmonėms aktas reglamentuoja, jog turi būti parašytas vekselis piliečio pasą. O yra pakišama visiems vekselis, kuris yra pakeistas pagal 20 kur tu dingai išgama. Ateik čia. Rasi. Ne. Kur? Eik šikti. Tu irgi eik šikti. Žmonės gerbėmieji, aišku, jeigu šalia būtumėt sėdėję, tai būčiau. 28 straipsnį ir kitus dar ten 72 berods, 62. Buvo pakeistas, tačiau akceptantas vis tiek atsako pagal akcepto turinį. Pasirašei, viskas. Taks, 62 berods, jau dabar Anatolijui girdžiu šaukia. Šiam antras. Ne, 72, gedai. Reikia reikalavimus be išlygų, ne. Pakeitus vekselio, 71. Vekselio teksto pakeitimai, 10 skyrius. Pakeitus vekselio tekstą, vekselyje pasirašę asmenys atsako pagal pakeisto vekselio turinį, pagal pakeisto teksto turinį, o prieš tą pakeitimą pasirašę asmenys pagal pradinį teksto turinį. Karočią jum visiems, ir mum visiems išstato tokį vekselį, bet įpliurina kitokį vekselį, pakeitė, ant kurio prikabina serija, numeris, data ir davai. O ten toliau interpretuok kaip nori. Velnias atėjo, šėtonas atėjo, galvą nusisuko, prasiskėlė ir išėjo iš tos Lietuvos. Nežinau, dėl to Marija žemė ir vadina. Kitaip paaiškinti neina, net šėtonas čia nosies nekiša. Nes čia žinot kas? Nes čia sėdi toks čiuvakas. Toks čiuvakas, katras užsigarantavo pažaisnina. Va jums ir tas, kai sakant, karūnos nešiotoja. 270 straipsnis Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos reglamentas bei atskiri jos straipsniai negali būti naikinami arba keičiami tik aukščiausios tarybos posėdėje, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 bendro deputatų skaičių, o už tokį sprendimą turi balsuoti daugiau kaip pusė bendro deputatų skaičiaus. Ir jis galioja. Net Katins mano pasakė, kad galioja. Ateina mano Katins. Tai va, paprasta, buvau prieš tai video daręs, kad ten Brazauskas ten paišė, Adamkus paišė, sakau, dabar net neatsimenu, bet buvau atkapstęs, atradęs, parodęs, kad nepavyko išdurti šachmatininko nepavyko šito šachmatininko išdurti. Tai va,
į tas šachmatininkas prišachmatavo taip, kad tolka na bėlam kane suprast, ką čia rašo. Va, tas va. Dėl to sėdi Viktorija Čmilytė Nilsen, be atsakomybės, be žalos, paišo jum, o jūs tikėkit, kom jūs norit. Dėkui už dėmesį, norėjau tik parodyti, kad pasižadėjimai ir kai sakant, neturiu jokių tų, labai gerai pagalvokit prieš kalbant, ką jūs kalbat. Arba norėsit pasakyti. O aš galiu kartais pasakyti ir neapgalvojęs.